Labą diena, pradedam paskutinę mūsų jau teorinę paskaitą dailės pamokos planas ir pamokos glaudumas. Na ir šitos paskaitos metu aš norėčiau kalbėti apie tokias struktūrinės paskaitos dalis, tai yra dailės pamokos ir dailės ugdymo programų sąsajos, tai prisimintume, nes iš tikrųjų dailės pamoka, kiekviena dailės pamoka turi būti susieta su dailės ugdymo programa, tai mes tiesiog turime žinoti, kokią vietą toje programoje ji užima. Tada aptartume svarbiausias pamokos plano dalis. Tai yra bendroji dalis, pagrindinė dalis, baigiamoji dalis. Na ir praktikoje paprastai yra vienas iš tokių reikalavimų, kad studentas pridėtų savo refleksiją. Tai šiek tiek paliesime ir paskutinę tą dalį, kuri, jeigu jau jūs dirbtumėte mokytojais ir rašytumėte pamokos išplėstinį planą, tai ji nebūtų reikalinga, bet kaip studentams ta studento refleksija tikrai yra svarbi. Taigi dabar pirmiausiai pradėtume kalbėti apie dailės pamokos ir dailės ugdymo programos sąsajas. Na ir čia mums svarbu atsakyti ir į pagrindinį tokį klausimą, kas tai yra gera dailės pamoka. Tai galima būtų teigti, kad gera dailės pamoka tai yra sisteminė ugdymo plano dalis. Ji atliepia ugdymo programos turinį ir tikslus, sudomina vaikus, skatina mokytis, turi aišku įgyvendinamą tikslą ir pamatuotus rezultatus. Na ir kai šitos dalys jos tarpusavyje susijungia, tai mes iš tikrųjų tada ir turime tą gerą pamoką, arba bent jau galime tikėtis, kad ta pamoka yra gera. Na, žinoma, tai būtų tai tokie svarbiausi elementai, bet be štai šitų elementų, kad jis siejasi su ugdymo turiniu ir kad jie iš tikrųjų turi tam tikrą vietą, tai labai svarbu yra sudominti vaikus ir skatinti juos tyrinėti, nes būtent per susidomėjimą, įsitraukimą tada ir yra pasiekiami svarbiausi ugdymo tikslai. Taigi, dabar grįžtame šiek tiek prie dailės ugdymo programos. Tai tikslas, kuris yra keliamas, sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir supantį pasaulį, suprasti meno įtakos svarbą asmeniui ir visuomeniai, puoselėti kūrybinę raišką, vizualinį mąstymą ir estetinę nuovoką, pažįstant Lietuvos ir pasaulio paveldą, įgyti tvirtą kultūrinį pagrindą, jaustis aktyviu gyvenimu ir savo ateities kūrėju. Na, iš tikrųjų taip atrodo visą apimantis tikslas ir skambantis gan taip deklaratyviai. Ir čia galbūt pravartu bus prisiminti ir šiek tiek papasakoti apie brolių Gataveckų patirtį, kai jie, turbūt žinote brolius Gataveckus, jie yra profesionalūs dailininkai, bet abu augę vaikų namuose, yra broliai dvyniai, na, kurie matyt jaučia iš savo asmeninės patirties ir tam tikrą tokį pašaukimą, kad iš tikrųjų stengiasi susitikti su tais vaikais, kurie, na, turi arba tą žemesnį socialinį statusą, arba priklauso kažkokiai atskirties grupiai ir tiesiog, na, pakelti tą jų motyvaciją, kad jie tikrai gyvenime galėtų kažko pasiekti. Tai ta vat jų patirtis yra įdomi tuo, kad kai pasakoja, jie susitiko su vaikais, nu ir čia apie dailę dabar kalbėsim. Nu ką ta dailė, Dieve šventas, jiems visiems svarbu labai uždirbti daug pinigų, tada gali nusipirkti mašiną ir tada gali pasistatyti namą, turėti daug mergų ir taip toliau. Tokie labai pragmatiniai tikslai pas tuos berniukus, kurie ten susirinko klausytis jų paskaitų. Na ir sako, tas vienas iš brolių sako, nu ką dabar, kaip reikia sumotyvuoti su daile. Ir tada klausė jų, sako, žinai, kiek kainuoja Ferrari, jeigu tu taip nori tos mašinos. Nu, ten, sakykime, 1 milijoną. O žinai, kad ir už dailės kūrinį galima gauti 1 milijoną. Ir va taip prasideda tas pokalbis ir įsitraukimas, nes jie būna be galo nustebę, kad už dailės kūrinį galima taip pat mokėti 1 milijoną ir galbūt nedaugiau. Ir iš tikrųjų tų kūrinių aukcionuose yra parduodami ir už žymiai didesnės sumas. Tai va šiuo atveju vakar kaip tik tai dar besiruošdama šitai paskaitai, pagalvojau apie tai, kad, na, grožis mus tikrai visada traukia. Ir jeigu tu nori patraukti kieno nors dėmesį, patraukti, tarkim, na, sukviesti kažkokią minią arba, na, turėti kažkokį tai
pramogą, įdomumą, dar kažką, tai tu turi pateikti kažką tokio estetiško, kažką patrauklaus, kažką naujo, kažko netikėto. Ir, visa tai susiveda į tas meninio ugdymo pamokas. Tai reiškia, kad jeigu mes pabandysime kažkaip tai jas padaryti tas patrauklesnes ir tikrai perteiksime, ką reiškia ta kūrybinė raiška ir ką reiškia tas vizualus mąstymas ir estetinė nuovoka, tai mes iš tikrųjų supažindinsime ir su tuo kultūriniu paveldu ir tada galėsime padėti suprasti meno įtaką asmenybės raidai ir galbūt, tada šiek tiek atversime ir tolesnį tą horizontą, kuris galėtų padėti domėtis tuo aktyviu gyvenimo būdu arba, įgalinti tapti jauną žmogų savo ateities kūrėju. Tai tiek būtų apie tikslą, dabar toliau apie kompetencijas. Jų yra tikrai daug ir įgyvendinant programą yra numatoma kur kas daugiau kompetencijų, negu kad buvo ankstesnėje programoje. Tai yra ir pažinimo, ir kūrybiškumo, komunikavimo, skaitmeninė, pilietiškumo, socialinė, emocinė, sveikos gyvensenos, kultūrinė. Na, jeigu įlystumėte nacionalinėje švietimo agentūroje į tą bendrųjų programų svetainę, kur tiesiog yra polapiai su bendrosiomis programomis, dailės programoje iš tikrųjų visos tos kompetencijos figūruoja ir prie kiekvieno pasiekimo ir kiekvieno uždavinio galime tas kompetencijas pamatyti, kurios yra priskirtos. Na ir pasiekimai, jie taip pat yra pasikeitę, tai pasiekimų sritys žymimos didžiosiomis raidėmis A, B ir C ir paprastai skaičiumi. Tai kiekvienas skaičius žymi tam tikros pasiekimų srities kažkokią tai kompetenciją ir taip pat lentelėje yra pateikiami 4 lygių pasiekimo aprašai. Tai yra slenkstinis, patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis. Ir toje skaidrėje pabandžiau sukelti pirmiausiai tai tas sritis, kurios yra siejamos su dailės ugdymo programa, tai yra dailės raiška, užimanti didžiausią dalį, dailės supratimas ir vertinimas ir dailės reiškinių pažinimas. Ir dailės raiškai yra priskiriamos 5 pasiekimai, kurie yra išdiferencijuoti pagal šitos 4 lygmenis. Tai yra slenkstinis, patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis. Ir lygiai taip pat ir dailės supratimo ir vertinimo sritis yra išdiferencijuota pagal tuos lygmenis 4 ir dailės reiškinių pažinimas, kontekstų pažinimas ir paties dailės reiškinių pažinimas taip pat. Na ir dabar paimsime tik tai vieną pradinių klasių dailės raiškos pasiekimų lygmenį, tiksliau visus 4 lygmenis, pasižiūrėsime, kuo jie taip skiriasi. Iš tikrųjų pamatysit, kad skirtumas yra labai sunkiai apčiuopiamas ir labai nusakomas ir dėl to turbūt yra ganėtinai sudėtinga mokytojui vertinti. Tai pirmoje, antroje klasėje tas slenkstinis pasiekimų lygmuo būtų, kad mokytojui padedant kelia vizualias idėjas. Aukštesnis pasiekimų lygmuo impulsyviai kelia vizualias idėjas, nusako, ką pavaizduotų. Tai reiškia, čia prisideda truputėlį aukštesnis tos reikalavimas, kad jau gali nusakyti, ką pavaizduotų, turėdamas mintyje vieną arba kitą vizualią idėją. Kitas pasiekimas, tai yra A pasiekimas, kuris kalba apie technikas. Tai mokytojai padedant mokosi saugiai naudoti paprastus kūrybinius įrankius ir medžiagas. Na ir jau aukštesnis taiko pasiūlytas dailės technikas, saugiai naudoja paprastus kūrybos įrankius ir medžiagas. Dabar kitas apie meninės raiškos būdus pasiekimas slenkstinis. Naudoja tas meninės raiškos priemonės, kurios jam geriausiai sekasi. Pagal pavyzdį komponuoja horizontaliame ir vertikaliame lape. O šiuo atveju aukštesnis patenkinamas lygmuo intuityviai naudoja pasiūlytas meninės raiškos priemonės, komponuoja horizontaliame ir vertikaliame lape. Tai reiškia, kaip ir čia tiesiog remiasi jau savo sėkmės patyrimu, o čia jau gali truputėlį kūrybiškai atsižvelgti pagal tam tikrą nuotaiką, pagal, tarkim, tą intuityvę, impulsyvę vizualią idėją, pasirinkti ar horizontalų ar vertikalų lapą ir pabandyti tame lape jau sukomponuoti tuos vaizdinius, kuriuos jis norėtų išreikšti.
Kitas rezultatas, kitas pasiekimas kalba apie tai, kad savo kūriniais gali puošti klasės erdvę, mokyklos erdvę, kasdieninę aplinką, mokosi rašyti kūrinio metriką, tai yra savo vardą, klasę, fotografuoti kasdienybę ir šventines akimirkas. Na ir aukštesnis lygmuo savo dailės kūriniais taip pat puošia klasę ir erdvę, dalyvauja ugdymo įstaigos parodose, užrašo savo kūrinių metriką ir gali fotografuoti kasdienybę ir šventines akimirkas. Kaip matote, esmė tikrai nesikeičia, jinai išliekanti yra ta pati, tik tais truputėlį gali skirtis vienas arba kitas niuansas. Na ir paskutinysis rezultatas mokosi išsakyti savo įspūdžius apie spontaniškos raiškos patirtį, trumpai nusako savo įspūdžius apie spontaniškos raiškos patirtį. Na, bet vėlgi matote, kad tas uždavinių arba pasiekimų tapatumas yra tikrai gan didelis. Na ir toliau kitoje skaidrėje galime pamatyti dar aukštesnius lygmenis, tai yra pagrindinį ir aukštesnį. Ir matysime, kad vėlgi kartojasi tas pats pasiekimas, tik tai jis truputėlį yra išplėstas. Tai jeigu slenkstinėme pasiekime buvo, kad mokytojo padedamas kelia vizualias idėjas, tai čia impulsyviai kelia vizualias idėjas ir trumpai nusako idėją, kurią norėtų pavaizduoti. Tai matome, kad iš tikrųjų tas skirtumas yra labai minimalus ir tikrai nelabai daug kuo besiskiriantis. Na va, tai dabar tam, kad neužimčiau labai daug laiko pademonstruodama kiekvieno pasiekimo skirtumus vieną nuo kito, tiesiog manysiu, kad tiek, tarkim, 1-2 klasės pasiekimų lygmenis 4, tiek 3-4 klasės, jeigu jūs norėsite, galėsite juos pastudijuoti ir tikrai pasiieškoti tų skirtumų, kad suprasti, koks tas vertinimas gali būti sudėtingas ir tikrai netoks jau paprastas. Iš tikrųjų, grįžtant štai prie anksčiau rodytos skaidrės, kuriuose pasiekimų lygmenis yra surašyti kiekvienai dailės programos sričiai, noriu akcentuoti, kad štai pavyzdžiui 5 pasiekimai, kurie yra numatyti dailės raiškai, jie yra tie patys nuo 1 iki paskutinės klasės. Bet esmė yra ta, kad 1, 2, 3, 4, 5 klasė ir taip toliau šitie pasiekimų lygmenys yra diferencijuoti pagal amžiaus koncentrus. Tai reiškia, kad jeigu mes žvilgtelėtume į dailės ugdymo programą jau nacionalinės švietimo agentūros svetainėje, tai galėtume pamatyti tą diferenciaciją, kurios aš dabar tikrai jums nepateikiau dėl laiko stokos. Na va, tai kai mes tiesiog analizuojame dailės pamokos ir dailės ugdymo programos sąsajas, į ką turėtume atkreipti dėmesį, kągi mokytojas turėtų daryti. Na, labai svarbu, kad mokytojas vesdamas dailės raiškos pamokas arba skirdamas didžiausią dėmesį dailės raiškai, galėtų skatinti asociacijas ir analogijas. Tai svarbu, kad mokytojas demonstruotų artimiausioje aplinkoje, kokios yra spalvos, formos, kokie kūnai yra patrauklūs, kokie spalvų formų kūnų deriniai yra patrauklūs, klausinėti mokinių, ką jie pastebi gražaus ir patrauklaus artimiausioje aplinkoje, sutelkti progų mokiniams papasakoti apie savo įspūdžius ir pastebėtus derinius. Tai jeigu, tarkim, yra kažkokios šventės ar atostogų periodas, tikrai paklausti, kur vaikai buvo, ką jie matė, į ką atkreipė dėmesį, kas jiems patiko. Galbūt gali pasidalinti su savo draugais kokią nors fotografiją, aptarti šitą fotografiją ir panašiai. Jeigu buvo kokioje nors vietoje, kur buvo paminklai, skulptūros arba kokiame nors muziejuje, tai būtinai apie tai pasiklausinėti ir taip toliau. Žodžiu, tokiu būdu yra skatinamos asociacijos ir analogijos. Na, taip pat labai svarbu, kad mokytojas pasirūpintų meninės raiškos priemonėmis, nes mūsų mokyklos tikrai reikia pasakyti, kad galbūt situacija yra pasikeitusi kažkiek ir galbūt, dabar yra šiek tiek geriau aprūpintos, bet tuo metu, kai aš dirbau mokykloje, tikrai buvo skurdas ir badas, ta prasme, kad iš tikrųjų
Dailės priemonių jokių nebuvo. Prašai mokinių, kad jie atsineštų savo dailės priemones iš namų. Kas atsineša, kas neatsineša. Tada reikia daryti kažkokią užduotį, prasideda dalybos ir tų dailės priemonių ieškojimas arba pasistengimas, kad tų priemonių kažkaip užtektų, kiek pats mokytojas jų turi ir taip toliau. Tai, žodžiu, tai yra iš tikrųjų nepaprastai nepalanki situacija mokytojui, todėl kad dėmesys yra nukreipiamas visiškai į kitą dalyką, tai yra tiesiog į tų materialinių priemonių ir medžiagų apsirūpinimą, bet ne į patį kūrybinį procesą, kuris tiesiog dingsta iš štai tokio neturėjimo tų priemonių ir tų medžiagų. Pats kūrybos procesas dingsta ir tiesiog laikas yra išnaudojamas visiškai kitiems dalykams, bet būtent ne tam, kam ir turėtų būti pagal dailės ugdymo programą. Na ir čia turbūt didžiausia bėda dailės mokytojų, kad jiems tenka suktis iš padėties. Žinau, kad iš tikrųjų mokinio krepšelis numato tas lėšas, kaip jos mokykloje yra paskirstomas ir kam tenka didžioji dalis, kur visa tai, kaip tai yra apskaitoma, kaip visa tai yra panaudojama, tai turbūt labai daug kas priklauso nuo mokyklos administracijos ir tikrai ne visas tas krepšelis yra skiriamas vien tik tai mokytojų atlyginimams ir panašiai. Tai va čia yra tikrai skaudžioji ta dalis ir, dailės mokytojas turėtų parodyti ir savo stuburą, ir savo valią ir užsispyrimą, pareikalaudamas tam tikrų lėšų ir pareikalaudamas tam tikrų medžiagų būtent savo pamokoms, kurios yra tiesiog neišvengiamybė ir būtinybė. Taip pat reikėtų pateikti kūrybinių užduočių. Tai svarbu ieškoti tų patrauklių meniniai raiškai temų ir užduočių, tyrinėti tiek pačiam mokytojui meninės raiškos technikas, būdus, taip pat demonstruoti tai mokiniams, pakviesti, kad jie susidomėtų ir panašiai, apibrėžti jų poveikį, taip pat aptarti galimybės, kur galima jas panaudoti ir galvoti apie tai, kad ne visos dailės raiškos priemonės gali tikti visiems amžiaus tarpsniams. Tai iš tikrųjų pradinukams labiausiai tiktų iš vandeninių dažų guašas, iš tų vadinamųjų grafinių priemonių, flomasteriai, spalvoti pieštukai ir paprasti pieštukai. Dar galima panaudoti anglį. Sakyčiau, kad jau vyresniuose amžiaus tarpsniuose galima panaudoti ir akvarelę arba ir kitas tas priemonės, kurios gali būti sudėtingesnės, kaip pavyzdžiui pastelė, aliejinės kreidelės, netgi aliejaus galbūt tapyba jau vyresnėse klasėse. Ir klausinėti be abejo vaiką, ką jis norėtų išbandyti, kur norėtų dalyvauti ir panašiai. Labai svarbu kiekvienos pamokos pabaigoje aptarti kūrybinius mokinių darbus ir taip pat juos pritaikyti. Tai yra švenčių, kažkokių tai renginių metu tikrai turėtų būti mokinių darbai eksponuojami. Galima netgi ir tą pasiruošimą tam tikroms šventėms įtraukti į dailės pamokų turinį ir tikrai duoti tas kūrybinės tokias užduotis, kurios bus susijusios su vieno ar kito renginio papuošimu, dekoravimu ir panašiai. Ir be abejo, kad jeigu, tarkim, pavyksta, yra organizuojami Respublikos mastu įvairiausi konkursai, miesto mastu taip pat, jeigu pavyksta, tarkim, mokinius sudominti šitą veiklą ir jeigu yra įtraukiami vaikų darbai ir eksponuojami kokiose nors viešose vietose, tai be abejo svarbu yra nueiti su visa klase, tai pasižiūrėti, taip pat mokiniams papasakoti, kur jų kūriniai bus eksponuojami. O jeigu mokinys gauna kokią nors nominaciją arba prizą, pavyzdžiui, už savo kūrybinį darbą, tai be abejo, kad motyvacijai tai yra tikrai nepaprastai svarbus dalykas ir tikrai labai svarbus pasiekimas. Taigi, kai planuojame pamokas, tai pamokos planavimas yra tam tikras ciklinis procesas. Mes turime įsikelti tikslą, turime suplanuoti tas užduotis ir veiklą, kurią mes ketiname vykdyti. Kai vykdome veiklą, stebime, kokį gauname rezultatą ir jau tada rezultatą vertiname. Pagal tai, ką mes gauname, toliau keliame kitus tikslus. Tam, kad štai tas toks ciklinis procesas būtų pakankamai efektyvus, mums svarbu
žinoti, kokie yra mokinių poreikiai, tai tikrai galima turėti tas diskusijas apie patį mokymosi procesą, apie tai, ką reiškia dailė, ką reiškia kūryba, ką reiškia menas žmogaus gyvenime ir išklausyti mokinių nuomonės ir panašiai. Taip pat svarbu yra bendradarbiauti su kitais pedagogais, tikrai svarbu yra išklausyti ir jų nuomonės ir kartu turbūt diskutuoti ir įrodinėti savo dalyko vertę ir naudą. Na ir svarbu atsižvelgti ir į tėvų poziciją vaikų mokymosi klausimais, todėl kad tėvų įsitraukimas gali labai pakeisti tiek pačią mokyklos kultūrą, tiek prisidėti prie mokinių motyvacijos stiprinimo ir taip pat prie pažintinių kompetencijų plėtojimo. Taigi, pereitume prie jau konkrečių dalykų, kas yra susijęs su pamokos planu. Ir pirmoji plano dalis, tai yra bendroji dalis, kur labai svarbu, kad bendrojoje dalyje būtų apibrėžti pamokos tikslas, pamokos uždaviniai, pasiekimai, priemonės, metodai, kurie toje pamokoje būtų naudojami. Taip pat, jeigu mes turime pamoką būtent skirtą vaikams, kurioje dalyvaus specialių ugdymosi poreikių turintys vaikai, tai bendroje dalyje taip pat yra numatomi ir pagalbos būdai ir aprašomi mokinių poreikiai, sunkumai, kurie gali reikalauti vieno arba kito kažkokio tai pagalbos būdo. Na, bendroje dalyje turbūt vienas iš pačių sudėtingiausių dalykų mokytojams yra pamokos tikslų ir pasiekimų bei uždavinių formulavimas. Tai iš tikrųjų čia mums gali labai padėti kelios taksonomijos. Tai yra Blumo taksonomija, kuri turi keletą tų lygmenų, pats paprasčiausias žinių, toliau aukštesnis supratimo, taikymo, analizės, sintezės ir vertinimo lygmuo. Tai tikiuosi, kad per pedagogikos paskaitas jūs apie šitą taksonomiją esate girdėję. Kiekvienam tam lygmeniui yra iš tikrųjų ir mokslininkai, ir praktikai sukūrę tiesiog veiksmažodžių sąrašus, kuriais mes galime pasinaudoti, kai formuluojame tikslus. Tai, atsiminimas būtų susijęs su žinių lygmeniu, toliau iš esmės tie pavadinimai yra sutampantis ir tą veiksmažodžių sąrašą, kuris tiktų dailės pamokoms, tikrai galima jį naudoti pakankamai sėkmingai. Na, pavyzdžiui, tikrai, kai mes demonstruojame kokius nors dailės kūrinius arba kokias nors skulptūras arba kažkokius tai dar kitus dalykus, kurie yra susiję su tokiu tikrai geru ir gan nemenku populiarumu ir mes tikrai galime įsivaizduoti, kad vaikams tai gali būti pažįstama, žinoma ir kad jie jau gali tai tiesiog turėti kažkur tai savo aplinkoje, matyto, girdėto ir panašiai. Tai labai tiktų įvardinti arba, tarkim, jeigu mes duodame kažkokią paieškos užduotį, kad ir, tarkim, internete suieškoti kokio nors dailininko paveikslą, tai tiktų ir ieškoti ir žinoma, kad tiktų ir kiti veiksmažodžiai, kurie čia yra neįtraukti, tai ir nupiešti, nutapyti, gali tikti ne tai, kad logiškai pažymėti, bet tiesiog surasti kažką. Tai tuos veiksmažodžius tikrai galima naudoti taip kūrybiškai, juos keičiant ir modeliuojant tai, kas tiktų būtent dailės pamokoms. Na, be Blumo taksonomijos dar yra ir Kraufel taksonomija, kuri yra skirta emociniam ugdymui. Tai nuo žemiausio to lygmens tai yra priėmimas, reagavimas, vertinimas, organizavimas ir charakterio formavimas. Reiškia, nuo žemiausio lygmens kylame link aukštesnių lygmenų, kurie jau yra susiję su emocijomis ir su vertybiniu pasauliu. Tai vienas iš tų žemiausių lygmenų priėmimas, tai yra tiesiog jautrumas tam tikroms medžiagoms, reiškiniams, įvykiams, pasirengimas juos toleruoti, na ir taip pat norėjimas suvokti, tai yra norėjimas
kažkaip su jomis manipuliuoti arba kažką padaryti. Reagavimas tai būtų valingas pritarimas arba prieštaravimas, kuris gali pasireikšti elgsenoje, tai reiškia pasitenkinimo jausmą dalyvaujant kokioje nors veikloje. Ir vaikų emocijos paprastai, kai mes stebime vaikų reakcijas vienoje ar kitoje veikloje, tikrai mums gali signalizuoti apie tai, kiek jie yra įsitraukę ir kiek jie yra patenkinti šitą veiklą. Vertinimas tai būtų vertės, vertingumo nustatymas, vertybių priėmimas, išskyrimas, įsipareigojimas jomis vadovautis praktikoje, na ir taip pat lojalumas pasirinktoms vertybėms. Tai vertinimo lygmenį paprastai atskleidžia jau ilgalaikis vaiko stebėjimas ir jau tada to stebėjimo apibendrinimas, kiek ypatingai, kada jis nesijaučia, kad yra stebimas, kai yra tas spontaniškas elgesys. Tai jau tada mes galime tikrai kažką spręsti apie tai, kiek vaikas vadovaujasi, kokiamis vertybėmis jis vadovaujasi ir kokia yra ta jo pasaulėžiūra. Organizavimas būtų dar aukštesnis lygmuo, tai būtų vertybių konceptualizavimas, jų susiejimas, sujungimas į bendrą schemą. Ir kai kalbame apie organizavimo lygmenį, tai reiškia, kad jau vaikas tikrai sąmoningai suvokia, kokių vertybių jis laikosi, geba paprieštarauti ir netgi argumentuoti, kodėl, tarkim, jis nesutinka su viena arba kita veikla ir kas jam gali būti visiškai nepriimtino. Tai be abejo, jeigu mes, tarkim, kaip ir mano tas minėtas pavyzdys pačioje paskaitos pradžioje apie brolių Gataveckų patirtį ir jų tą metodo taikymą, tai žinoma, kad štai tokio pavyzdžio pateikimas, kaip ar žinai, kiek kainuoja Ferrari ir sulyginimas Ferrario kainos, tarkim, su dailės kūriniu, supurto šitą vertybinį pagrindą. Bet akivaizdu, kad vaikai, kurie sugeba štai paprieštarauti, tai jau turi tą vertybinį pagrindą susiformavusi ir to vertybinio pagrindo pakeitimui jau reikės pakankamai daug laiko, jeigu mes kaip pedagogai norėsime kažką padaryti, kad toje vertybių sistemoje tikrai ji būtų perprogramuota ir būtų įdiegtos kitos vertybės. Na ir pats aukščiausias lygmuo tai yra charakterio formavimasis, tai yra jau kada vertybės yra priimamos sąmoningai ir kai jos jau yra ir kritiškai peržiūrėtos ir truputėlį ir pašlifuotos ir vaikai jau tikrai, ir to be abejo, kad ir suaugę žmonės jau tada tiesiog nebeatsisako jų, bet turi tą tokį stuburą, kur taip lengvai tokio vaiko nepastumsi. Ir tikrai jis gali ir pasipriešinti, ir nedalyvauti, ir parodyti savo charakterio tvirtumą, tarkim, kažkam nepritardamas. Be abejo, kad tik tai tokios situacijos labiausiai ir padeda išryškinti tą charakterio susiformavimą. Jeigu jis nepakliūna į tokias situacijas dviprasmiškas ir jeigu jam nereikia pademonstruoti to charakterio formavimosi, tai mes galime tiesiog stebėdami vaiko elgesį nelabai ką ir sužinoti. Paprastai tiek, tarkim, organizavimo lygmuo, tiek charakterio formavimas dažniausiai atsiskleidžia tokiose situacijose, kurios prieštarauja vaiko jau turimoms vertybėms ir prieštarauja jo įsitikinimams. Na ir taip pat ir Crawfordo emocinių ugdymo tikslų taksonomija turi savo atitinkamus veiksmažodžius, kuriais irgi galime naudotis, kai formuluojame tikslus kažkokiai veiklai arba pamokai. Na ir dar viena taksonomija, tai yra psichomotorinio ugdymo taksonomija. Tai vėlgi žemiausias tas lygmuo yra supratimo, aukštesnis imitavimo, dar aukštesnis manipuliavimo, tikslumo, artikuliavimo, naturalizavimo lygmenys. Na ir štai šitie lygmenys mums atskleidžia jau įgūdžių formavimąsi. Įgūdžių formavimąsi, kada jie gali būti ir tiesiog automatizuojami. Tai šiuo atveju tas įgūdžių formavimas iš tikrųjų būtent meninio ugdymo disciplinoms, kokios jos bebūtų. Ar tai būtų muzikinis, tarkim, ugdymas, ar būtų dailės ugdymas, ar būtų ir kitas, tarkim, šokio, ar dar kažkokios kitokios meninės veiklos ugdymas, be abejo, kad būtent įgūdžių formavimosi lygmenys tikrai yra labai svarbus. Tai žemiausia supratimo reiškia, tiesiog vaikas
geba suprasti, kam vienas arba kitas judesys yra reikalingas, gali jis būti atliekamas ir su mokytojo pagalba. Tai šiuo atveju, tarkim, vėlgi prisimenant ugdymo programą ir tą žemiausią slenkstinį lygmenį, mokytojo padedamas kelia vizualias idėjas. Tai jeigu mes vaiko klausėme, ką tu norėtum pavaizduoti arba į ką tau panašus yra viena arba kita kažkokia tai forma, ką tau primena kažkokia tai spalvota dėmė, tai būtent supratimo lygmuo čia ir būtų pats žemiausias. Imitavimo lygmuo, kai jau vaikas bando pats kažką tokio padaryti pagal pateiktą pavyzdį. Manipuliavimo lygmuo, kai jis ne tik tai bando padaryti pagal pateiktą pavyzdį, bet iš tikrųjų gali netgi ir vykdydamas tam tikrus reikalavimus, tai yra žodinės ar rašytinės instrukcijos, jis gali pabandyti tai padaryti savarankiškai. Tikslumo lygmuo, kai jis iš tikrųjų pats atranda kuo daugiau precizikos savo darbuose ir atlieka gana sudėtingus judesius, darydamas kuo mažiausiai klaidų. Artikuliacijos lygmuo, tai jau yra veiksmų ir įgūdžių koordinavimas, nes būtent artikuliacijos lygmuo reikalauja, kad būtų suderinami keli veiksmai, keli įgūdžiai ir kad tai būtų jau įvilkta į tam tikrą sklandų veiksmą. Ir naturalizavimo lygmuo, tai yra tas lygmuo, kada mums viena ar kita veikla nebesukelia jokių sunkumų. Tai reiškia, kad judesiai, kokie jie bebūtų, ar pavyzdžiui teptuko valdymas, ar pieštuko valdymas, ar šokis, ar muzikos instrumento valdymas, jis tampa toks natūralus ir toks lengvas, kad yra praktiškai pasiekiamas profesionalumo lygmuo. Na va, tai žinoma, kad tai yra ganėtinai sunkus darbas ir tikrai tiek Crawford, tiek, tarkim, psichomotorinio ugdymo taksonomijos, jos yra keliančios ilgalaikius tikslus. Šitų tikslų negalima numatyti vienai, tarkim, pamokai arba vienam kažkokiam tai užsiėmimui, kuris bebūtų, bet šitos taksonomijos jau labiau yra susijusios su tuo perspektyviniu tokiu planu, tai yra metams, bent jau pusmečiui, trumpiausiai trimestrui. Tai svarbu, kad mes iš tikrųjų žinotume, ką kiekvienas tas lygmuo reiškia ir galėtume pabandyti ar dalį jų, ar kažkokį tai žemesnį lygmenį, bent jau jeigu kalbame apie, tarkim, pradinių klasių ugdytinius arba vaikus turinčius specialių ugdymosi poreikių, kad bent jau kažkurį tai lygmenį galėtume pasiekti. Na ir kaip Blumo taksonomijos atžvilgių, kaip ir emocinio ugdymo taksonomijos atžvilgių, taip ir psichomotorinio ugdymo taksonomijos atžvilgių yra pateikiami veiksmažodžiai, kurie gali mums būti parankūs, kai keliame vienokius ir pabandome formuluoti vienokius arba kitokius tikslus. Dar viena taksonomija, kuri paskutiniu metu yra labai populiari ir galbūt net labiau naudojama negu kad Blumo ir kitos mano minėtos taksonomijos, tai yra Marzano ugdymo tikslų taksonomija. Tai ji iš tikrųjų integruoja arba įtraukia ir visas tas 3 taksonomijas, apie kurias aš kalbėjau. Tai pirmieji 4 lygmenys labiau yra susijęs su kognityvinė sistema ir čia labiau yra tie lygmenys, kurie atitinka Blumo taksonomiją, metakognityvinė sistema ir ego sistema jau įtraukia ir akivaizdžiai emocinio ugdymo taksonomiją, nes tai yra susijęs su prasmės ieškojimu, su vertybėmis, su nuostatomis ir su tiek savęs pažinimu, tiek savo gyvenimo perspektyvos numatymu. Taigi, kalbant apie tuos aukštesniuosius lygmenis, nes iš tikrųjų, kaip ir sakiau, štai šitie pirmieji 4 lygmenys tikrai sutampa su Blumo taksonomija, bet štai kalbant apie tuos aukštesniuosius lygmenis, tai norėtųsi šiek tiek dar akcentuoti, kad metakognityvinė sistema iš tikrųjų tai yra metapažinimas, tai yra žinios ir supratimas apie savo paties pažintinius kognityvinius procesus bei gebėjimus juos valdyti ir organizuoti. Atrodo, tas apibrėžimas yra toks tikrai sudėtingas ir kaipgi čia ar specialių ugdymosi poreikių turintys vaikai gali tą lygmenį pasiekti, gali kilti toks klausimas.
ypatingai jeigu kalbame apie intelekto sutrikimą turinčius mokinius ir netgi vidutinį intelekto sutrikimą turinčius mokinius arba jau žymų intelekto sutrikimą turinčius mokinius. Tai ką rodo mano patirtis, kad iš tikrųjų šitas metakognityvinis pažinimas ir tos žinios arba savęs paties supratimas yra būdingas net ir tokiems vaikams. Aš pati turėjau asmeninę tokią patirtį su tuo pačiu Simu, kurio piešinius jums rodžiau ir kurio istoriją skaudžią pasakojau, kai pristatinėjau savo darbą atvykusiems, kažkokiems tai, dabar net neatsimenu, iš kur jie buvo atvažiavę, ar iš švietimo skyriaus, ar kažkokią delegaciją iš tos pačios nacionalinės švietimo agentūros, bet tiesiog buvo atvykę į mokyklą svečiai, kurie norėjo pamatyti tą Credo studijos veiklą. Tai aš juos žinoma priėmiau ir pasakojau apie tai ir būtent kalbėdama apie Simą demonstravau jo piešinius ir bandžiau aiškinti pagal Lovenfeldo vaiko piešinio raidą, kokiame etape Simas yra ir ką jis yra jau tame pasiekęs, ką jis jau yra įvaldęs, kad jam jau yra būdinga tos tiesios vertikalios horizontalios linijos ir kad būtent šitos linijos jų naudojimas piešiniuose leidžia suprasti, jog vaikas pažįsta šitas kryptis ir puikiai jas įvaldo. Tai po to, kai šitie vizitatoriai išėjo, tie svečiai išėjo, jis manęs ir klausė, ar tu jiems pasakoji, ką aš dabar moku daryti? Tai reiškia, jisai suprato, ką reiškia tas jo supratimas ir jo savęs pažinimas ir kad jis puikiai žino, ką jisai gali padaryti ir taip pat supranta, kad aš apie jį aiškinu. Tai reiškia, jis suprato savo paties supratimą ir tuos procesus, kuriuos jis gebėjo valdyti ir kuriuos gebėjo organizuoti. Tai ta metakognityvinė sistema iš tikrųjų yra prieinama ir tiems vaikams. Na ir dar vienas lygmuo, tai ego lygmuo, kuris yra susijęs jau su tiesiog, ta vertybių sistema, tai reiškia, kas man asmeniškai yra prasmingo ir kas yra man asmeniškai vertingo. Ir šiuo atveju ta ego sistema yra laikoma kaip aukštesniuoju Marzano taksonomijos lygmeniu, kuris yra nepaprastai svarbus visam ugdymo procesui. Nes paprastai vaikai, jeigu jie nemato tame prasmės, jie nėra linkę to daryti. Arba tai neužsilieka jų atmintyje, jie nieko iš to negauna. Bet jeigu jie tame mato prasmę, tai reiškia, kad ta veikla jiems yra įdomi, priimtina ir jie tikrai ten nori dalyvauti. Ir mes tada galime matyti jų įsitraukimą. Kas būtų svarbu 5 lygmenyje? Tai yra metakognityvinis mąstymas iš tikrųjų svarbus yra tuo, kad vaikas gali sudaryti su žiniomis susijusi tikslų planą. Jis taip pat gali kontroliuoti žinių įsisavinimą, gali nustatyti, kiek jam arba jai aiškios yra žinios ir gali nustatyti, kiek jis tikras dėl tų žinių. Tai reiškia, kad metakognityvinis mąstymas apima tikslų nustatymą, proceso stebėjimą, aiškumo stebėjimą ir tikslumo stebėjimą. Tai iš esmės, ką jums kalbėjau apie psichomotorinę taksonomiją, jau metakognityvinio mąstymo lygmenyje tai atsitinka ir tai įtraukiama yra. Dėl ko taip svarbu yra iš tikrųjų, kad vaikai patys save įsivertintų, kad jie iš tikrųjų sugebėtų patys savo kelti mokymosi tikslus ir gebėtų patys savarankiškai tų tikslų siekti. Na ir 6 tas lygmuo, ego lygmuo. Tai ego lygmenyje vaikas gali pasakyti, kiek jam arba jai yra svarbios žinios ir kuo šis suvokimas yra pagrįstas, gali įvardinti nuostatas dėl savo gebėjimo padidinti kompetenciją ar su žiniomis susijusių supratimą ir kuo šis suvokimas yra pagrįstas. Taip pat gali nurodyti emocinės reakcijas į žinias ir šių reakcijų priežastis, gali įvardyti savo motyvacijos padidinti kompetenciją ar su žiniomis susijusių supratimo lygmenį ir šio lygmens priežastis. Na ir matome, kad tas 6 ego lygmuo įtraukia
svarbos įvertinimą, efektyvumo įvertinimą, emocinės reakcijos įvertinimą ir motyvacijos įvertinimą. Būtent todėl jis yra susijęs su veiklos prasmės matymu. Na, akivaizdu, kad kai mes turime ugdymo programą, dirbame kaip pedagogai, tai vaikai turi tą vidinę motyvaciją mokytis ir susidomėjimą dalyku arba veikla. Ir taip pat yra išorinė motyvacija, tai yra mokomosios medžiagos svarbos ir naudingumo akcentavimas, siejimas su mokinių aplinka ir patirtimi. Tai vidinė motyvacija būtų siejama su Marzano ugdymo tikslų taksonomijos būtent 5 ir 6 lygmenimis, o išorinė motyvacija tai su žinių panaudojimu, analize, supratimu ir paieška. Tai dabar iš tikrųjų pamokos bendroji dalis, tikslų numatymas, pasiekimų numatymas labai siejasi su mokymosi medžiaga. Ir mokymosi medžiaga, jeigu skatina smalsumą mokinių ir skatina įsitraukti į veiklą, tai reiškia, kad mes galime jau tada, kai yra atliekama kažkokia veikla ir kai gaunamas rezultatas, formuoti pasiekimų motyvaciją, būtent per vertinimą ir įsivertinimą. Na ir kaip amerikiečių pedagogai ir psichologai teigia, kad labai svarbu yra mokiniams parodyti tą žemą slenkstį, tai reiškia, kad bet kas gali tai padaryti, bet labai svarbu taip pat parodyti ir aukštas lubas. Tai reiškia, kad yra didelės galimybės kažko siekti. Tai žemas slengstis ir aukštos lubos yra kaip tik tais ta perspektyva, kurios mokytojas ar planuodamas konkrečią pamoką, ar tarkim sudarydamas jau savo veiklos planą semestrui ar trimestrui, jis iš tikrųjų turėtų būtent šito principu vadovautis. Žemas slenkstis, tai reiškia žemas tas pagrindas, kad bet kuris gali tai padaryti, ir aukštos lubos, kad tu visada gali siekti, tik tai reikia žiūrėti, kokios gali būti pagalbos priemonės, pagalbos būdai ir galbūt kompensacijos kažkokios priemonės, kurios tai padėtų tau padaryti. Na ir motyvacijos formavimui labai svarbu yra sektinas pavyzdys. Tai pirmiausiai pats mokytojas tampa sektinu pavyzdžiu, tada, kai jis yra aktyvus, kai jis mėgaujasi savo dalyku, kai jam patinka jo paties veikla, tai yra pamokų vedimas. Na, o kalbant apie dailę, tai iš tikrųjų pasistengiau už tai tą motyvavimo visą sistemą pavaizduoti tokiu plaukiančiu laiveliu. Tai mokinių žinių aktualizavimo dalis pamokoje būtent ir sudarytų štai tą laivelį, kuris neša gan nemažą krovinį. Ir tai tas laivelis yra užpildytas meno paskirties ir poveikio visuomeniai supratimu, mokyklos bendruomenės gyvenimo, tai būtų štai šitas cilindras, toliau mokinių ir mokytojo fantazija, nes kiekvienoje pamokoje mokinių ir mokytojo fantazija tikrai susipina ir ta sąveika tarp mokinių arba ta chemija tarp mokytojo ir mokinio tikrai veikia. Norėdama sustiprinti ar parodyti, tarkim, tas aukštas lubas, tikrai mokytojas gali pasinaudoti įkvepiančiomis menininkų istorijomis, tai reiškia, tiesiog reikėtų panaršyti po tas istorijas ir jų paieškoti. Na, o visą tai apvainikuoja be abejo kaspinas apjuosintis štai mokytojo gebėjimą tiesiog pasinaudoti tuo laivelio kroviniu ir atitinkamose vietose vieną arba kitą dalyką akcentuoti. Na, toliau pereitume prie jau konkrečiai tikslų formulavimo, nes, kaip ir sakiau, tikslų, pasiekimų ir uždavinių formulavimas yra tikrai nemenka iššūkį mokytojams keliantis dalykas. Tai konkretumas, aiškumas, išmatuojamumas, pasiekiamumas, suderinamumas, priimtinumas ir lankstumas yra reikalavimai, kurie yra keliami mokymosi tikslams. Tai, jeigu mes norime suformuoti tą gerą mokymosi tikslą, tai turėtume
skirti pakankamai daug laiko tikslo išaiškinimui klasėje mokiniams, nes tada jie pozityviau žvelgia į mokymąsi, labiau pasitiki savimi ir supranta mokymosi prasmingumą. Mokymosi uždaviniai tai būtų ketinimai, nusakomi konkrečiais pamatuojamais teiginiais, rodančiais laukiamus mokinių mokymosi rezultatus artimiausioje aplinkoje, šiuo atveju pamokoje. Tai uždaviniai arba rezultatai tikrai siejasi su pamokos tikslu. Na ir kokios turėtų būti tų uždavinių arba pasiekimų ypatybės. Tai konkretūs ir laukiami rezultatai, aiškus ir išmatuojami, išreiškiami veiksmažodžiais, apie kuriuos aš kalbėjau. Gali turėti pusdalyvius, padalyvius, kurie reikštų veiksmo sąlygas. Na ir štai kitos 4 dalys, kurios kiekvieną mokymosi uždavinį ar pasiekimą sudaro. Tai yra pati mokinių veikla, sąlygos, kuriomis ta veikla turi būti atliekama, rezultato pamatavimo kriterijai, na ir jau pats tos veiklos rezultatas. Taigi, mokymosi uždavinių komponentai. Svarbu yra, kiekvienoje pamokoje mes duodame kažkokį savarankišką darbą mokiniams, ar ne? Tai reiškia, mokiniai tikrai turi turėti laiko per pamoką kažkokiai tai veiklai, kurią jie atlieka patys. Nes toje veikloje, ką jie atlieka, reiškia, kad jie geba kažką padaryti. Ir, na, tai ir yra svarbiausias tas ketinimas. Toliau, tai veiklai be abejo yra svarbios sąlygos. Tai kokiamis sąlygomis? Ir tai yra kontekstas, kuriame ta veikla vyksta. Kriterijus, kuriais bus remiamasi įvertinant mokinius be abejo, tai na, lygų tam standartui, kuris gali garantuoti sėkmę. Na ir dabar galime pasižiūrėti, kaip gali skambėti, pavyzdžiui, dailinės raiškos pasiekimas šiuo atveju. Tai mokinys naudodamasis pieštuku ar flomasteriu popieriaus lape nupieš namo kontūrus ir nuspalvins namo sieną, stogą, duris, langus savarankiškai. Štai čia matome sąlygą, tai yra naudodamasis pieštuku ir flomasteriais. Veikla nupieš namo kontūrus ir nuspalvins namo sieną, stogą, duris, langus. Ir kriterijų savarankiškai. Tai štai, na, kad atsižvelgiant į bendro ugdymo dailės programos pasiekimus ir jų diferenciaciją, kad yra slenkstinis patenkinamas pagrindinis lygmuo ir aukštesnis lygmuo, tai savarankiškai galime, tarkim, diferencijuoti su mokytojo pagalba, naudodamasis pagalbinėmis priemonėmis. Na ir jeigu savarankiškai, tai be abejo, kad tai jau atitinka tą aukštesnį kriterijų ir aukštesnį pasiekimų lygmenį, kuris šiuo atveju tame konkrečios pamokos suformuluotame uždavinyje ir atsispindi. Dabar kitas uždavinio ir pasiekimų formulavimo pavyzdys, kuris yra susijęs su dailinės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimu. Na, šiuo atveju tai yra jau nebe jau veiksmo, bet tiesiog aptarimo uždavinys, tai vartodamas būdvardžius ir prieveiksnius. Tai yra sąlyga. Mokinys gebės apibūdinti savo ir klasės draugų piešinį, tai yra veikla, atskleisdamas asmeniškus grožio argumentus, tai yra kriterijus. Na va, vartodamas būdvardžius ir prieveiksnius, mokinys gebės apibūdinti savo ir klasės draugų piešinį, atskleisdamas asmeniškus grožio argumentus. Na, jeigu pildėte vieną iš mano klausimynų, kur buvo pateiktos estetinės kategorijos, kodėl aš jums tą klausimyną norėjau pademonstruoti ir norėjau, kad jūs jį užpildytumėte, tai iš tikrųjų, kaip ir sakiau, na, Eduardas, dabar pamiršau pavardę, Juchnevičius ar kažkaip kitaip skamba ta jo pavardė, bet jis yra surinkęs beveik 200 žodžių žodyną, kuris kaip tik tais ir aprašo estetinės kategorijas. Tai reiškia, kad mes tikrai galime tuo tezauru, estetinių kategorijų tezauru arba to žodynu naudotis
ir galime vaikų žodyną plėsti. Jeigu mes mokytojai perimsime jį ir naudosime, tai be abejo, kad tai nuguls ir mokinių patirtį. Tai va šiuo atveju, kai kalbame apie labai mažo amžiaus vaikus, pradinukus, arba tarkim turime dirbti su specialių ugdymosi poreikių vaikais, tai be abejo, kad tie asmeniški grožio kriterijai arba argumentai pirmiausiai remsis į labai paprastus būdvardžius ir prieveiksnius, kuriuos vaikas gali naudotis. Gražu, negražu, patinka, nepatinka, ar ne? Dailu arba bjauru ir dar kažkas tai tokio panašaus. Bet ir tai yra puiku, todėl kad jis gali pasakyti savo asmenišką grožio kriterijų. Ir šitą vaiko nuomonę arba jo sprendimą reikia priimti. Na ir paskutinė dailės ugdymo dalis, tai yra dailės reiškinių ir kontekstų pažinimas. Na ir koksgi tas uždavinys čia gali būti? Koks gali būti jo pavyzdys? Vykdami į ekskursiją, tai yra sąlyga. Mokiniai apžiūrės istorinį paminklą, tai yra veikla. Ir prisimins šio kūrinio autorių bei įvykio datą, tai yra kriterijus. Na va, tai kai, tarkim, mes jau tikrai šita dailės reiškinių ir kontekstų pažinimo dalis dažniausiai yra susijusi su dailės parodomis, su dailės kūrinių aptarimu arba, tarkim, ekskursijomis. Tai yra tų vietų, kurios nebūtinai turi būti susijusios tik tai su mūsų gyvenamąja aplinka pažinimu, nes kitaip mes tiesiog negalėsime dailės ugdymo programos realizuoti. Jeigu mes neturėsime ekskursijų, jeigu neturėsime išvykų į kokius nors parodų rūmus arba muziejus arba į lankytinas vietas, kad, tarkim, ir, kiekvieno mūsų gyvenamajame mieste mes galime pagalvoti, kiek yra paminklų ir tokių lankytinų vietų, kurios istorinė prasme yra svarbios, ar ne? Ir čia atsiskleidžia ir pilietiškumo kompetencija, ir to, tarkim, herojaus, kuriam tas paminklas yra skirtas, taip pat visa gyvenimo istorija, jo išgyvenimai, įvairiausios asmeninės krizės, nuopuoliai, pakilimai ir taip toliau. Tai jeigu mokytojas sugeba visą tai supinti į tą pasakojimą ir apie tą herojų, kuriam tas paminklas yra skirtas, ir pasako, kas yra to kūrinio autorius, kodėl jis čia būtent toje vietoje stovi ir panašiai, tai be abejo, kad tada tikrai galės prisiminti ir autorių, ir tą įvykio datą, ir ar kažkokį kitą reikšmingą dalyką, nebūtinai įvykio datą, bet tiesiog žinos apie vieną arba kitą asmenybę kažką tokio, tai tas uždavinys nebūtinai turi būti susijęs tik tai su istorinėmis datomis ir tik tais su konkrečiais tais įvykiais, kurie yra tikrai įsimintini. Tai gali būti ir kažkoks tai kitoks, tarkim, paminklas. Tarkim, bet Vilniuje bevaikštant šalia Gedimino kalno yra dvi tokios skulptūros skalikams, man atrodo, Lietuvos šunims. Tai ką papasakosime apie juos, ar ne? Kodėl jie ten stovi? Kas apskritai yra tie šunys skalikai, Lietuvos skalikai, kad tai yra šunų veislė, kuri išvesta Lietuvoje ir panašiai. Ir kas buvo tas dailininkas, kuris nusprendė, kad tos bronzinės šunų skulptūrėlės turi ten atsirasti. Galima paminėti ir vandalus, kurie vienam šuniui, tarkim, nulaužė uodegą, ir kad liko vienas šuo be uodegos ir taip toliau. Tai visokie tokie dalykai tikrai gali atsirasti ir tikrai gali būti paminėti. Na, toliau pereinam prie pagrindinės dalies. Tai pagrindinėje dalyje paprastai mes turime naujos pamokos medžiagos teikimą, įtvirtinimą arba kartojimą, ir tai gali būti žinių ir gebėjimų taip pat įtvirtinimas. Ne vien tik tais medžiagos, bet žinių ir gebėjimų įtvirtinimas. Na ir nelygu, ko mes siekiame iš tikrųjų. Tai naujų žinių pateikimas paprastai yra siejamas su pasakojimu, palyginimu, ieškojimu, inspiravimu. Na ir čia tikrai mokytojas gali pasakoti tiek, tarkim, kažkokius tai dailininko gyvenimo istorijas, tiek apie savo kažkokius patirtus įspūdžius, tiek paklausinėti apie vaikų įspūdžius, ką jie apie tai žino, galimas palyginimas štai šitų įspūdžių ir tų žinių, kurias mokytojas turi, kurie vaikai turi.
Jeigu kyla poreikis, galima paieškoti internete, nes tikrai dauguma muziejų atveria savo saugyklas ir tikrai yra labai daug medžiagos ir įvairiausių kūrinių, nufotografuota, nuskanuota, sukelta į virtualią erdvę, tai tikrai ten galime rasti milžinišką kiekį informacijos. Na ir žinoma, kad šita informacija surasta internete tikrai gali inspiruoti kažkokiams naujoms kūrybinėms idėjoms. Ar tai būtų susijęs su dailės technika, ar tai būtų susijęs su kažkokiu tai vaizdavimo būdu, ar su panaudota medžiaga, ar su tema kažkokia, kurią reikia atskleisti ir panašiai. Tvirtinimas žinių. Tai dėmesio koncentracija į užduoties dalis ir be abejo savarankiškas darbas. Tai, tas tvirtinimas kiekvienoje pamokoje, kada mokiniai daro savarankišką darbą, kažkokią tai savarankišką užduotį atlieka, jis visada yra. Ir kartojimas, tai galime prisiminti, galima turėti pamokas, kurios, pavyzdžiui, yra skirtos tiesiog vaikų kūrinių apžvalgai arba jų kūrinių eksponavimui, tai be abejo, kad tada prisimins, kas yra susijęs su tais kūriniais. Jeigu yra aptarinėjami vaikų piešiniai, be abejo, kad galima išskirti svarbiausias savybes arba požymius, galima pabandyti pafantazuoti, kur, tarkim, pasakojimą arba kažkokią istoriją arba piešinį, kur galima panaudoti. Na ir be abejo, kad tada, kai yra kartojimas, tada mes susiejame senas žinias su naujomis žiniomis ir galime palyginti. Tai ar, tarkim, pamokoje vykstantis piešinių aptarimas ar parodos organizavimas, visa tai yra susijęs su kartojimu. Na, dabar pasižiūrėkime, kaip jau specialistai, tai yra mokytojai, ekspertai, ką jie siūlo ir kaip galime tiesiog pateikti mokiniams tą naują medžiagą ir kaip galima paskatinti su ją kurti. Tai Rita Skruibienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė, teigia, kad pirmasis būdas po vaizduotės žaidimų, po įvairių istorijų pasakojimų ir netikėtų nutikimų vaikams duodu lapą, kuriame nupieštas apskritimas. Siūlau pagalvoti, kas tai galėtų būti. Gal apskritimui ko nors trūksta, vaikai apžiūri ir imasi darbo. Ir tas jos toks prisiminimas apie savo pačios vedamą veiklą be galo susisieja su mano jums pademonstruotų pasiekimų, tai yra spontaniškai kelti tas vizualias idėjas. Reiškia, vaikai turi popieriaus lape nupieštą apskritimą ir mokytoja pasiūlo, kas tai galėtų būti, pagalvokit, pafantazuokit ir jau tada apžiūrėkit ir nupieškit. Žinoma, prieš tai buvo įvairiausi pasakojimai, įvairiausi prisiminimai apie patirtus įspūdžius ir taip toliau. Na, ir matote, čia piešinuką vieno vaiko. Vadinasi, atrodo, kad mane myli. Tai tame apskritime štai nupieštas žmogutis, kuris kažkiek primena galvakojį, bet tai turbūt yra susijęs su vaiko išgyvenimais ir su įspūdžiais, kada jis jautėsi laimingas, priimtas ir mylimas. Kita technika, vėlgi ką sako. Tai po vaizduotės žaidimų, po įvairių istorijų pasakojimų, netikėtų nutikimų, vaikams duodu popieriaus lapą, kuriame nupieštas kartojasi. Bet tai yra kito vaiko piešinys ir čia mes galime pamatyti, kad yra štai tikrai vaikų fantazija begalinė. Vienas gali nupiešti visą vaizdinį sukoncentruodamas daugiausia apskritime, o kitas štai išeina už apskritimo ribų ir dar iš tikrųjų nupiešia aplinkui kažkokią tai lango kontūrą, kuriame jisai pats žiūri pro langą į kažkokius tai netikėtus įvykius. Na, ir kitas būdas. Mokytoja vaikams pasiūlo lapą su jau nupiešta bet kokią formą, arba vaikas, žaisdamas flomasteriu ar pieštuku, pats nupiešia bet kokią formą. Ją apžiūri, nusprendžia, ką tai panašu ir nupiešia trūkstamas detalės, išpuošia visokiais raštais. Tokiu būdu bet kokia forma tampa naujų istorijų personažu. Na ir jį pastebėjo, kad taip organizuota veikla skatina vaikus atidžiau stebėti aplinką. Tai vėlgi šita užduotis tikrai labai tinka naujos medžiagos pateikimui. Žinoma, prieš tai reikia vaikus sudominti. Dabar jau išmokto raiškos būdo įtvirtinimas. Tai
mokytoja nupiešia 5 blynus, reiškia tie patys apskritimai, kurie buvo naudoti anksčiau, bet tuos apskritimus sujungia su virvele, kažkokią tai liniją. Na ir prašo, kad vaikai įsižiūrėtų į tą bendrą gautą formą ir jau tada vėlgi nupieštų tas trūkstamas detalės pagal savo fantaziją, ką jie čia mato iš tų 5 tokių blynų sujungtų su virvele ir kas tai galėtų būti. Ir va šiuo atveju tai yra ne tik tais medžiagos įtvirtinimas, bet taip pat ir išplėtimas, tai yra to kūrybinio vaizdinio, kuris jau siejamas nebe su kažkokiu tai konkrečiu vienu apskritimu, bet su 5 apskritimais plėtojimas. Dar vienas būdas, tai kai vaikas užsimerkia ir lape flomasteriais braižo piešia liniją. Tai yra kažkas labai panašaus į fraktalus. Ir kai sustoja, atsimerkia, užbaigia kelionę. Tai mokytoja prašo pastebėti, į ką panaši ši raizgalynė. Vėlgi tai yra tų vizualių asociacijų kėlimas. Ir sugalvoti pavadinimą tam objektui, kurį vaikas čia ir pamatė tarp tų besiraizgančių linijų ir be abejo, dar prie tos raizgalinės ją kažkaip papuošti, nupiešti, ko trūksta ir panašiai. Tai toje raizgalinėje pasislėpusį objektą gali būti ne visada paprasta įžiūrėti, bet iš tikrųjų mokytojas pagalbiniais klausimais gali padėti paieškoti, kasgi čia slepiasi. Ir kartojimas, medžiagos kartojimas, tai kaip ir sakiau, būtinai yra svarbu organizuoti mokinių parodeles. Jeigu mes išdėliojame, tarkim, vaikų kūrybinius darbus, kurie jie padarė mėnesio laikotarpyje, tai yra nuo 1 iki paskutinio, tai labai patogu yra juos aptarti, prisiminti, ką mes tokio piešėme, ką mes tokio buvome atradę, prisiminti tą patirtį, kuri yra susiję ir su žiniomis, ir kuri yra susijusi su emocijomis, ir taip pat su galbūt netikėtumais, kažkokiais tai naujais vaizdais. Ir aptarti visą tai su mokiniais. Tai tikrai tas piešinių toks išdėliojimas ir prisiminimas, kas buvo nuveikta per tam tikrą laikotarpį, yra labai labai svarbus dalykas, kuris mums gali padėti įtvirtinti tą metakognityvinį mąstymą, apie kurį kalbėjo Marzano. Tai ir sudominti vaiką ir nustatyti tikslus ir sudominti tam tikromis žiniomis. Jis gali susidaryti su žiniomis susijusi tikslų planą. Jis taip pat turi galimybę stebėti procesą, tai yra kontroliuoti savo žinių įsisavinimą. Taip pat gali nustatyti, kiek jam ar jai tos žinios yra aiškios, nes be abejo, kad mato savo kūrinius šalia kitų vaikų kūrinių, tai reiškia, kad gali pastebėti, ko jis dar nemoka, ką, tarkim, daro kiti vaikai geriau ir stebėdamas ir mokydamasis iš kitų vaikų taip pat nustatyti, ko jam dar trūksta. Tai ir taip pat tas tikslumo stebėjimas gali nustatyti, kiek jis yra tikras dėl tų žinių. Taigi, žinių ir gebėjimų įtvirtinimas visada yra siejamas su savarankišku darbu ir su galimybė naudotis dailės raiškos priemonių įvairovę ir galimybė spręsti pačiam apie savo kūrybinės veiklos rezultatus. Dar ką svarbu turbūt aptarti, kas palengvina mokymasi ir kas gali trukdyti. Tai paprastai mokymasi palengvina pagalbinės priemonės, tai reiškia pademonstravimas, apibendrinimas, geras pamokos laiko organizavimas, kas yra siejamas su pamokos glaudumu. Ir ta pagalba gali būti skirstoma į fizinę, žodinę arba pavyzdį. Fizinę, tai pavyzdžiui, padedant fiziškai, prilaikant šaukštą arba padedant apsirengti arba palaikant teptuką arba, tarkim, išplaunant teptuką švariame vandenyje arba, gali būti ir kitos, tarkim, priemonės, gali būti specialiai užmaunama molo pieštukui, kad vaikas galėtų geriau laikyti į savo rankose, ypatingai jeigu tai yra susijęs su smulkiosios motorikos įvairiausiais sutrikimais ir panašiai. Galbūt bus pravartu vaikui
turėti ne horizontalų staliuką, bet vertikaliai pakeltą popieriaus lapą, jeigu vėlgi tam žiūrint, koks yra regėjimo kampas ir panašiai. Tai va tokie visokiausi dalykai, kurie gali būti svarbus mokiniams, iš tikrųjų turėtume tuo pasirūpinti. Na, žodinė pagalba gali būti tokia, kad mes primenam, paskatinam, galim, pavyzdžiui, turėti vizualias instrukcijas, nusakančias savarankiškos vaiko veiklos eigą arba žodinės instrukcijas, jeigu jis sugeba skaityti, nusakančias tą veiklos eigą ir panašiai. Na, taip pat mokytojas gali rodyti pavyzdį, tai reiškia atlikti tam tikrą veiksmą, kad vaikas matytų jį kaip pavyzdį ir galėtų paskiau šito pavyzdžių sekti. Tai teikiamos pagalbos būdas labai priklauso nuo vaiko poreikių ir įgūdžių sudėtingumo. Mokant atlikti fizinius judesius, neretai sunku apsieiti be fizinės pagalbos, bet čia svarbu laikytis principo nedaryti nieko už vaiką, ką jis jau gali pats padaryti. Na ir iš tikrųjų struktūruojant pamokos planą ir ypač struktūruojant vaikų savarankišką veiklą, labai svarbu vadovautis tiek, tarkim, kinų patarlė, kad išgirstu ir pamirštu, pamatau ir įsimenu, padarau ir suprantu. Tai reiškia, kad ta vaikų veikla geriausia įtvirtina supratimą. O Pestalocis teigia, kad jeigu mokinys bent pusę mokymosi kelio nenuėjo savarankiškai, jis nieko neišmoko. Taigi teigiamą mikroklimatą pamokoje skatinantis veiksniai yra gera atmosfera, gerai įrengtas meninės raiškos kabinetas, kokybiškos patrauklus inventorius, pasitikėjimas savimi, meninės veiklos pasirinkimo laisvė, meninės raiškos pamokų ir mokymosi formų įvairovė, kūrybinių darbų emocionalumas, prasmingumas, teigiamas pedagogo požiūris, pagarba mokinio asmenybė, atjauta, malonus kalbos tonas ir individualus priėjimas prie vaiko. Ir atvirkščiai, neigiamą mokinių požiūrį skatina prastas mikroklimatas, inventoriaus stoka, prasta jo kokybė, blogos higienos sąlygos, šilto vandens stoka, griežti pedagogo reikalavimai, per sunkios užduotys, neatitinkančios vaiko galimybių, meninės raiškos pamokų monotoniškumas, silpnas meninės raiškos ir kūrybos prasmės suvokimas, pedagogo bendravimo problemos ir konfliktai su mokiniais, netinkama pedagogo nuostata vaikų atžvilgiu. Na, iš tikrųjų mažina mokinių motyvaciją prastas pamokos valdymas, tai yra nėra grįžtamo ryšio apie pažangą, įpratimas laukti mokytojo pagalbos, per lėtas arba per greitas ėjimas pirmyn, per sunkios arba per lengvos užduotis, per ilgas sėdėjimas vienoje vietoje, prie fizinių sąlygų blogas apšvietimas, šildymas, akustika arba, pavyzdžiui, jeigu mes dirbame su dažais, įsterliojame rankas, nėra šilto vandens, tai ypač jeigu patalpa šalta, tai aišku, kad tada tikrai tos fizinės sąlygos nėra palankios kūrybai ir norėti, kad vaikas ten norėtų dalyvauti veikloje, labai keblu. Aš atsimenu, nors, pavyzdžiui, man dailė yra tikrai labai svarbus dalykas gyvenime, bet atsimenu savo dailės pamokas, kuriuose reikėjo lipdyti su moliu, kai buvo šaltas kabinetas, šaltas molis ir šaltas vanduo rankoms nusiplauti, tai buvo kažkokia kankynė. Tai va tos fizinės sąlygos iš tikrųjų yra svarbios. Na ir mokytojo komunikacija taip pat. Neįdomu gali būti klausyti mokytojo, tas pasakymas vargu ar mokiniai ką nors supras, irgi taip pat neprideda mokiniams motyvacijos. Na ir pasakymas, kad tema yra per sunki, taip pat gali tą motyvaciją slopinti. Na va, tai keliaujame toliau prie baigiamosios pamokos dalies, kurioje yra svarbu mokinių vertinimas ir įsivertinimas ir paties mokytojo refleksija. Tai šiuo atveju iš tikrųjų vertinimas ir įsivertinimas yra labai siejami su Marzano ugdymo tikslų taksonomijos ego lygmeniu, nes svarbu yra aptarti veiklą, svarbu yra turtinti tą žodyną, svarbu yra asmeninio pasiekimo akcentavimas, kūrinių panaudojimo galimybės tiek, tarkim, pačioje ugdymo įstaigoje, tiek mieste, tiek namuose ir reflektyvus savo kūrybinės veiklos rezultato vertinimas. Tai be abejo, kad štai visos tos tokios dalys, kurios yra svarbios mokinių vertinimui ir įsivertinimui,
Jos formuoja tą prasmės supratimo jausmą ir padeda mokiniui įsivertinti tiek pačių dailės pamokų svarbą, tiek, tarkim, jo veiklos efektyvumą, tiek emocinės reakcijas taip pat ir motyvacijos įsitraukimą, kiek jam tai yra svarbu. Mokytojas, kai vertina, iš tikrųjų jam svarbiausias tikslas turėtų būti padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriausias ir silpniausias puses, įsivertinti ir kelti mokymosi tikslus. Tai kaip ir sakiau, tie amerikiečių mokslininkų teiktas toks principas, kad žemas grindis arba žemas tas pagrindas ir aukštos lubos, kaip tik tais ir turėtų būti štai tas principas, kuris padeda vaikui judėti į priekį. Svarbu labai mokytojas, kad padėtų mokiniui įžvelgti mokymosi galimybės, gebėtų vertinimas nustatyti problemas ir spragas, bei diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi. Labai svarbu suteikti tėvams informaciją apie vaiko mokymąsi, gerinti ryšius su vaiko tėvų, gerinti ryšius tarp vaiko tėvų ir mokyklos ir mokyklai nusistatyti savo darbo kokybę, tai yra planuoti ugdymąsi, sutelkti pagalbą pagal mokinių poreikius. Tai vertinimo tie uždaviniai, kaip matot, jie gali būti besiskiriantis tiek pačiam mokytojui, tiek, tarkim, vaikui, tiek mokyklai, tiek tėvams. Dar šiek tiek noriu atkreipti dėmesį į diagnostinį vertinimą, kuris gali būti kaip būdas mokinių motyvacijos skatinimui. Jeigu mes reikalausime iš vaikų, kurie, tarkim, gali nupiešti tik tai galvakojus, kad jie nupieštų žmogaus figūrą su rankomis ir kojomis, kad galėtų pavaizduoti kūno apimtį, tai yra, jiems bus tiesiog per sunki užduotis, todėl kad jie pagal savo kognityvinį ir psichofizinį išsivystymą ir gali piešti tik tai galvakojus. Tai jiems reikia dar truputėlį daugiau ir įgūdžių, ir kartu to laiko, kad jie gebėtų pereiti prie tos kito piešinio etapo. Nes, pavyzdžiui, piešiant galvakojus, jam svarbu ieškoti grafinių ženklų, atitinkančių realius objektus aplinkoje. Tai be abejo, kad tikslumas šiuo atveju jam nebus svarbu. Tas tikslumas, kuris atsiranda nuolatinėse schemose, yra tam tikras vaiko atradimas, nes jis atranda adekvatų struktūrinį atitikmenį tarp savo piešiamo objekto ir aplinkos. Ir tai jam yra sėkmės pojūtis, didžiulis sėkmės pojūtis ir pasitenkinimas savimi. Tai va šiuo atveju, tam, kad jis atrastų tą grafinį atitikmenį, reikia labai tobulinti akies rankos koordinaciją ir smulkią motoriką. Ir jeigu jis tiesiog pagal savo raidą dar yra nepajėgus to daryti, tai to tikslumo lygmens ir nebus. Bet ir šiuo atveju čia Lowenfeldo tiesiog pateiktos piešinio raidos stadijos arba piešinio raidos etapai mums gali parodyti akivaizdžias asociacijas ir su psichomotorinės srities taksonomija ir taip pat su kognityvinės srities taksonomija. Ir šiuo atveju net ir su emocinės srities taksonomija. Todėl, kad jeigu mes tik tai keliame tos reikalavimus, kurie yra aukštesni negu kad vaikas pajėgia tai padaryti, tai be abejo, kad jo motyvacija bus krentanti žemyn, nes jis akivaizdžiai supras savo gebėjimų trūkumus ir savo gebėjimų stoką. Tai pagrindinės formuojamojo vertinimo strategijos yra vaiko stebėjimas, mokytojo užduodami klausimai. Tada jau galime pereiti prie vaiko savęs vertinimo ir prie grįžtamojo ryšio. Ką yra pastebėję iš užsienio atvykstantis Erasmus studentai, kurie veda pas mus pamokas, tai kad iš tikrųjų pas mus mokytojai neturi kantrybės sulaukti atsakymo iš vaiko. Dauguma mokytojų uždavę klausimą laukia atsakymo mažiau nei 1 minutę ir po to užduoda kitą klausimą arba bando patys atsakyti į savo užduotą klausimą. Tai šito trumpo laukimo pasekmė yra ta, kad veikia tik tie klausimai,
į kuriuos galima atsakyti greitai, nemąstant, tai yra faktų įsiminimo reikalaujantis klausimai. O turėtų vykti klausinėjimas, tai yra dialogas, vietoj to, kad padaryčiau, kaip rasti sprendimus, užduodu klausimus ar mokiniams duodu laiko drauge surasti atsakymus. Ir labai svarbu palaikinti atmosferą. Tai jeigu mokinys, tarkim, nežino arba bijo suklysti, tai ir nekalba dėl to, kad bijo suklysti, tai be abejo, kad nei toks neteisingas atsakymas nepagerins jo savijautos, nei tuo labiau tylėjimas taip pat neprisidės prie motyvacijos stiprinimo. Tai mokiniai gali padėti vieni kitiems ir iš tikrųjų gali suteikti tą pagalbą, tiesiog nereikėtų mokytojams taip jau labai užbėgti už akių arba būti labai griežtiems, kai tas klausinėjimas parodantis atskleidžiančius mokinių žinias vyksta. Tai grįžtamasis ryšys, kuris yra teikiamas vaikams, tikrai yra labai svarbus. Na ir tas grįžtamasis ryšys vertinant gali būti daug svarbesnis negu kad jo kiekis. Tai yra tyrimais įrodyta, kad pavyzdžiui komentarai tikrai pagerina mokinių mokymąsi. Tačiau jeigu kartu yra rašomas ir pažymys kaip balas ir tarkim komentaras, tai mokiniai paprastai nebekreipia dėmesį į komentarus, nes tas balas yra tarsi svarbesnis įvertinimas. Tai tinkamai pateikti komentarai apie vaikų darbą padeda ir mokiniams ir tėvams pamatyti mokymosi problemas geriau, negu kad pastangos jas interpretuoti pažymiais arba balais. Tas skaičius arba pažymys arba balas nesako mokiniui nieko apie tai, kaip patobulinti darbą. Todėl gali dingti motyvacija mokytis. Komentarai turėtų parodyti, kas buvo padaryta gerai, o ką dar reikėtų patobulinti, bei nurodyti gaires, kaip tai padaryti. Mokinių galimybė reaguoti, pataisyti, patobulinti darbą į komentarus turėtų būti numatyta kaip viso mokymosi proceso dalis. Na ir labai svarbu, kad mokiniai galėtų įsivertinti save ir vienas kitą vertinti. Tai mokiniai pasiekia mokymosi tikslų tik tada, kai juos supranta ir gali įvertinti, ką jie turėtų padaryti, kad šių tikslų pasiektų. Taigi savęs įsivertinimas yra esminis mokymosi procese. Adler teigia, kad savęs įsivertinimas gali vykti tik tada, jeigu mokytojas padeda mokiniams, ypač silpnesniems, išsiugdyti šį gebėjimą. Tam reikia laiko ir praktikos. Paprastas ir veiksmingas būdas gali būti, pavyzdžiui, šviesoforo spalvų lipdukus arba kažkokį kitokį būdą galima atrasti. Mokinių vienas kito įvertinimas gali tapti svarbia savęs įvertinimo sudedamąja dalimi. Vienas kito įvertinimas galėtų būti vertingas dėl to, kad paprastai mokiniai priima kritiką vienas iš kito daug rimčiau negu kad iš mokytojo. Na ir jau visiškai pabaigai apie pamokos plano struktūrą. Tai iš tikrųjų studento refleksijai svarbu yra aprašyti situaciją, apmąstyti situaciją ir taip pat aptarti įtakojančius veiksnius, kurie galėjo šitą situaciją veikti. Tai juos galima pamatyti tada, kai pradedame svarstyti apie alternatyvias strategijas, ar mes galime pasielgti kitaip. Jeigu galėjau, tai kas tada galėtų kisti? Na ir studento padarytos išvados. Taigi, jau visiškai eidama į pabaigą noriu pasakyti, kad ugdymo procese pamokos glaudumas suprantamas kaip efektyvus pamokos laiko išnaudojimas, užpildant jį įdomia, patrauklia vaikų motyvaciją palaikančia veikla. Pamokos glaudumas siejamas su priemonių, metodų ir užduočių efektyviu panaudojimu per pamokai skirtą laiką, tai yra 45 minutes. Na va, tai jeigu mes tas minutes išeikvojame neefektyviai, tai reiškia, jeigu per jas dar bandome ieškoti tų priemonių, kurios jau tiesiog turėtų būti mums po ranka, tai akivaizdu, kad tada tas 45 minutes galime išeikvoti visai kitiems dalykams, ne tai kūrybiniai veiklai ir ne tiems užsiėmimams, kurie turėtų būti skirti ir būtent tai pamokai svarbus. Na, kadangi paskaitos pavadinime buvo žodis glaudus, tai dar iš žodyno norėčiau akcentuoti, kad glaudus
turi kelias reikšmes - arti esantis, artimas. Ir iš tikrųjų būtent šita reikšmė mums yra svarbi, kalbant apie pamokos glaudumą. Na, dar svarbu turbūt būtų paminėti, kad labai daug apie pamokos glaudumą kalba būtent fizinio lavinimo mokytojai, kaip nebūtų keista, todėl kad gal tai yra susiję turbūt ir su profesionalaus sporto pasiekimais, kurie iš tikrųjų yra svarbus, bet lygiai taip pat svarbus ir kūrybinės veiklos pasiekimai. Tai va šiuo atveju mes kažkaip meninio ugdymo būtent mokytojai neturim tos tradicijos. Ir daug daugiau informacijos gali atrasti apie tai, kaip padaryti tą pamoką glaudžią, būtent kas yra susijęs su fizinio lavinimo pamokomis, negu kad su meninio ugdymo pamokomis. Na, bet vis tiek norėjosi man akcentuoti, kad per tas 45 minutes tikrai mes galime padaryti daug dalykų, jeigu pasiruošiame ir jeigu tikrai išmanome tiek savo veiklą ir jeigu suprantame tos veiklos prasmę. Tai va, tai na ir jau visiškai pabaigoje dar norėčiau parodyti 10 bendrųjų pamokos kokybės požymių, kuriuos yra nurodęs Hemke. Tai efektyvus klasės valdymas, mokytis palankaus pamokos klimato sukūrimas, įvairiapusis motyvavimas, struktūravimas ir aiškumas, orientavimasis į kompetencijas ir rezultatus, orientavimasis į mokinius, skatinimas aktyviai ir savarankiškai mokytis, metodų ir darbo formų kaitimas, konsolidavimas, užtvirtinimas praktinė užduotimi ir heterogeniškumo valdymas ir prisitaikymas.